kuo aš galiu būti naudinga, jei šiandien astrologinę ar numerologinę analizę jau gali padaryti dirbtinis intelektas? Labai aktualus klausimas. Taip, dirbtinis intelektas gali paskaičiuoti. Gali net parašyti ilgą tekstą, bet jeigu jūs nesate profesionalas, kaip žinosit, ar tai tikrai tiesa? Numerologijoje yra per 300 skirtingų sistemų. Ta pačią skaičių kombinaciją vieną sistemą gali traktuoti taip. Jums laikas nutraukti santykius. Kita, jums reikia išmokti kantrybės ir investuoti į šeimą. Vienoje analizėje vaiko nebuvimas gali būti vadinamas karma, o kitoje dvasiniu pasiruošimo etapu. Ką darysit, jei vieną analizę jūs išgąsdins, o kitą apgaus? Todėl žmogui visada reikėjo žmogaus. Aš dirbu ne su šablonais, o su jumis. Aš jaučiu, matau, girdžiu. Ir ne tik pasakau ką, aš padedu atrasti kodėl ir kaip. Nes pokyčiams, motyvacijai ir transformacijai reikia ne informacijos, o gyvo santykio. Ir kai jūs einate per savo gyvenimo skaičių kelią, neužtenka žinoti, reikia, kad kažkas eitų kartu. Ir būtent tame yra mano darbas.